Labas, tai dabar žiūrėkit, šiek tiek pradėjau jau dėliotis svetainę, tai dabar dėl elementų ir informacijos. Tai about us, speakers, agenda, contacts. Nu tai home, aš kaip įsivaizduoju, turi būti visų šitų atspindys. Tai iš esmės home ta, nežinau, norit šito laiko, nenorit, tada reikia tikslios naujo renginio datos, kada bus kaip kas. Tada atsiųskite jau info, ką dėti ir ko nedėti, nes tuoj palauk čia, nes šitam pirmam. Nes čia mes turime, kad iš esmės aš, žinai, turiu biškį va teksto apie aprašymą, day 1, day 2, vieta, žinai, ir video vieną. Ir toliau yra tie memberiai, speakeriai, šitas turbūt galerija čia kažkokia, bet nu, mes nežinau, ar ją dedam ar nededam pagal jūsų parašytą, mes jų kaip ir nededam. Nors jie galėtų būti, tikrai galim kažkokį tokį padaryti. Nu ir ta forma. Tai čia, kaip sakyt, labai mažai info. Mes naujoje svetainiai tikrai galim dėti daugiau tos info, tai vat man dabar toksai iškyla klausimas, kokius blokus slėpti, o kokius naudoti. Nu tai iš principo speakeriai ir agenda, tai speakeriai bus, pavadinkim, šitaip speakeriai išvardinti ir taip toliau. Čia yra pora atvaizdavimo galimybių, kaip speakerius atvaizduoti, tas template'as turi, tai jos pasižiūrėsim. Tai viena, nu bet kokiu atveju tai yra tiesiog speakeriai išvardinti. Tada yra agenda. Tai agenda yra kažkas tokio, kur pagal dieną, pagal kažkurį įmanoma, žinai, pasižiūrėti, bet agendoje tai aš įsivaizduoju, kad atsidarai agendą ir tik šita vieta ir turi būti. Tai mes pavadinkim taip, grįžtam čia, vat. Nu ir kontaktas, tai kontaktas turbūt turi būti žemėlapis, kur ir jūsų va tai va info, tai manau, kad čia viskas gerai, tik žemėlapį perkelčiau į apačią, kad pirma šita info forma ir žemėlapis apačioj. Tai ką noriu pasakyti, kad man reikėtų, kad atsiųstumėt info, ką jūs norite susidėti, ką jūs norite rodyti, kas yra jūsų perliukai, kas yra, žinai, pagrindiniai dalykai, ką norit iškomunikuoti. Tai speakeriai, agenda, about us. Tai būtų gerai, kad, nu, bent jau pamatyti, kaip atrodo, kiek apie vieną speakerį informacijos nori turėti. Nes nuo to priklauso, kaip tos speakerius atvaizduot. Gal čia bus klodai apie tos speakerius tekstai, kas tai yra, ten, žinai, taip toliau. Jie turi atsidaryti, ten dar kas nors. O gal čia tiesiog speakeris įrašytas, direktorius ir vienas sakinys, kas jisai yra ir vis. Tai maždaug vat, dabar galim pradėti žiūrėti, kiek tos informacijos ir kokios bus.